Visą laiką buvau kaimo vaikas ir save tokiu laikiau. Niekur kitur savęs neįsivaizduoju kaip Kapčiamiesty, kaip Lazdijų rajone. Su žmonių pagalba, su parama, su jų pastebėjimu. Stoviu prie Kapčiamiesčio bendruomenės vairo. Kenčia pačios laisvalaikis, nes, kai aš sakau, kai turbūt visas jaunimas kažkur linksminasi, tai man reikia paruošti koks mokėjimo prašymas ar kažkokia ataskaita projekto. Kapčiamiestis tai kuo garsėja gamta, upėmis, ežerais, kraštovaizdžiu ir darbščiais žmonėms. Sveiki, mes vėl tęsime kelionės po mūsų gražų Lazdijų kraštą ir šiandien atsidūrėme čia, Kapčiamiestyje, turistų pamėgtame krašte ir svečiuojamės pas Kapčiamiesčio bendruomenės pirmininkę Ramintą Karauskienę. Tai ką, keliaujam pas ją. Labas, Raminta. Labas, man. Labai smagu pas tave svečiuotis čia. Smagu, kad atvykot. Taip, apsilankomės Kapčiamiestį su Lazdijų turizmo informaciniu centru čia užsukam, kadangi Kapčiamiestis turbūt yra vienas iš pagrindinių traukos objektų mūsų krašte. Jūs turite nepaprasto grožio upę ir daug baidarininkų, kuriuose aplink sodybos, ir turit be galo stiprią bendruomenę, kurios pirmininkė tu ir esi. Ką dar be šito posto pirmininkės tu turi? Įvardink savo pareigas, nežinau, kad jų turi begalę. Be Kapčiamiesčio bendruomenės pirmininkės pareigų taip pat esu Kapčiamiesčio seniūnijos, Kapčiamiesčio seniūnaitijos seniūnaitė. Esu jaunoji ūkininkė, dirbu Veisiejų Sigito Gedos gimnazijoje mokinio padėjėja. Kartu su sesė turime tokį savo mažą mini versliuką dekoravimo. Puošiame šventes, gimtadienis, vestuvės. Daugiau tiek dirbu savanoriškais pagrindais Kapčiamiesčiui, Kapčiamiesčio labui, dėl savo krašto gerovės. O tai dabar žiūrėk, tu buvai išvažiavus studijuoti, Taip. Ar ne? Į Vilnių. Taip. Ir paskui grįžai. Kas privertė grįžti? Kodėl vis tiek jauni žmonės dažniausiai nori likti miestuose, kaimas būna ne fasonas, taip jau žargoniškai pasakysiu, o kaip tau pačiai? Kadangi gyvenau Vilniuje 5 metus, nesužavėjo manęs miestas. Visą laiką buvau kaimo vaikas ir save tokiu laikiau, tai Kapčiamiestis vis laik buvo pirmoji vietoj. Niekur kitur savęs neįsivaizduoju kaip Kapčiamiesty, kaip Lazdijų rajone. Tai sugrįžau čia ir iškart sugrįžusi stojau prie Kapčiamiesčio bendruomenės vairo, perėmiau tas visas veiklas, aišku, su žmonių pagalba, su parama, su jų pastebėjimu ir prasidėjo tas visas veiklas taip. Tai tu jau dabar įsitikinom, kad esi Kapčiamiesčio patriotė, tikra ta mylėtoja Kapčiamiesčio ir padedi savanoriškais pagrindais šitam kraštui. Visi tai jaučia, Lazdijai tikrai žino, kad Kapčiamiestis ir Raminta tai yra sinonimai. Tik tai klausimas, kaip toks jaunas žmogus sugebėjo tapti pirmininkę? Vis tiek dažniausiai žmonės laukia kažkokių tai rezultatų pirmiausiai, paskui jau tampama pirmininkais. Kaip pas tave buvo? Tai tie rezultatai ir prasidėjo turbūt pirmiausia nuo tų darbų, tas pastebėjimas, nes viskas ir prasidėjo 2016 metais netgi, kai Kapčiamiesčio jaunimas kreipėsi į mane. Nežinau, kodėl būtent į mane vis dar iš tą klausimą savo neatsakau. Būtent dėl eglutės įžiebimo šventės, nes pas mus ta eglutė vis laik būdavo tokia graudu žiūrėt, skurdi ir sako, gal surenkam pinigėlius ir visi nuperkam bendrom jėgom ir pasipuošiam patys. Ir kažkaip nežinau, kodėl ėmiausi tos iniciatyvos, paskelbėm tokią akciją, surinkom pinigus ir patys pasipuošėm. Aišku, jau šiai dienai žiūrint į tą eglutę, tai atrodo tikrai galėjom pasistengti ir padaryti geriau, bet taip metai iš metų mes tą bendruomenę puošiam tą eglutę. Ir taip rutuliojasi vienas renginys po kito renginio ir taip kažkaip atėjo tas birželis ir visi sako, gal keičiam tą bendruomenės pirmininkę ir įgyvendinam per projektus tas veiklas, nes viską darėm iš savęs, kadangi nebuvau pirmininkė, tai jau ten viską reikėjo iš savomis lėšomis, kas tokią paramą suteikė. Tai taip po kelių tų renginių žmonės pastebėjo mano aktyvumą ir tada išrinko bendruomenės pirmininkę ir kartu su ta pačia komanda, su kuria prieš 8 metus pradėjom tą kelią, tai dar ir toliau žingsniuojam. Gerai, jūsų Kapčiamiesčio bendruomenė garsėja projektais, būtent susijusiai su bendruomenė ir kiek žinau, tu pati tuos projektus rašai. Tai kiek jau pavyko parašyti, ką pavyko nuveikti ir kiek metų tu jau čia Kapčiamiesty? Per 8 metus įgyvendinome daugiau nei 25 projektus.
Aišku, jie nebuvo visi ten, nepasižymėjo didelėm sumom, buvo ir mažesnių, ir didesnių, bet daugiau nei 25 projektai, kurie suteikė Kapčiamiešiui tikrai kitokį veidą, daug veiklų, renginių. Pas mus Kapčiamiestyje 2 tradicinės šventės yra šeimos šventė ir eglutės įžiebimo šventė, į kurią bendruomenė tikrai deda visas pastangas, jėgas. Na ir mes jaučiam tų žmonių atgalinį ryšį, nes surenkam 1,2% daugiau nei 2,5 tūkstančio. Tai mūsų rajone bendruomenė turbūt vienintelė, kuri gauna tokį gyventojų palaikymą ir mes jį jaučiam ir tikrai judam tą linkmę, kad visiems čia būtų gera gyventi. Labai gerai. O dabar šiandien mes filmuojame čia pas jūs patalpose, kur mes esam. Paaiškinkit. Mes esame buvusiuose kultūros namuose. Dabar jie taip vadinsis Kapčiamiesčio bendruomenės namai. Tai čia buvo pirmasis mūsų toks bandymas. 2018 metais mes pateikėme paraišką VVG ir įrengėme dalį vidaus patalpų apie 100 kvadratų. Ir tais metais mane pripažino kaip jauniausia šimtmečio lyderė Žemės ūkio ministerija. Ir šiandien atsivertus tą straipsnį parašyta buvo tokia citata, kad bendruomenės pirmininkės tikslas įrengti bendruomenės namus. Tai nuo 2018 metų taip tikslingai ir einam link to ir jau kitų metų birželio mėnesį mes turėtumėm tuos bendruomenės namus turėti pilnai atnaujintus ir jau galėsim atverti visiems žmonėms duris ir nebus gėda turbūt už Kapčiamiestį ir bus ką parodyti. Tai čia yra šaldiklis jūsų, ar ne? Tai čia šaldo kažkokius tai vaisius? Čia yra giluminis šaldiklis, nepaprastas. Jame produktai jau įsišaldo ir tada tuos šaldytus produktus dedame į liofilizatorių ir 2 paras. Bet jis turi būti išskirtinis, ar ne, tas šaldiklis? Nu, ta prasme, kad... Jis ne toks kaip įprastas būna šaldymo dėžė. Jis yra giluminis. O paprastam galima, ar ne? Ne. Tai mes kėdes, stalus ir visą buitinę įrangą gavom iš to migrantų projekto. Mes jau kaip migrantų vadinam, bet jis turbūt kitaip vadinasi. O tai, bet migrantų krizė, gerai paminėjai, tai sudėtinga buvo išgyventi, kaip jautėsi bendrai Kapčiamiestis, buvo biškį neramu? Nu, ta pradžia buvo nerami, ypatingai kai vežė visus į mokyklą, aš pati dirbau mokykloje, tai ta situacija tokia buvo ne iš maloniausių, bet paskui, kai perkelė juos į židinio pastatą, tai buvo viskas gerai. Tai mes, žinai, kaip ateinam su bendruomenės šitą žmonėm ir šitą Gintaras Orliukas, jau kaip jie statybininkai sako, Raminta, tenai va stovės eglutė per Kalėdas ir sakau, mes dar tik statybų procese, bet jau visi žino, kas kur stovės, kas kur sėdės. Kur tualetas? Taip, padarysim, viskas gerai, nesakau, iš tikrųjų. Savo vietą gali jau vipinę kažkas įsisaugot, kad pasilikti. Kuo džiaugiuosi tai žmonėm, kurie iš tikrųjų labai daug padeda, pavyzdžiui, kaip ir Orliukai. Ir verslas daug prisideda, ir bendruomenė, ir jeigu, sakau, visur su jais, jau sakau, man jie tapo kaip antri tėvai, nes, iš tikrųjų, iš jų didelė parama ir palaikymas, nes, vis tiek, pavyzdžiui, jisai kaip ir su statybom dirba, tai tikrai nemažai padeda ir tarkim, atvažiuoja ir jie, ką aš galiu, aš tai nelabai ką suprantu, tai visą laiką jisai. Aš jį įsikviečiu ir man, sakau, ramiausia. Matom, kad didžiausiais tempais vyksta statybos ir dabar už sienos girdim, kad ūžesys. Tai linkim, kad tikrai pasisektų tie projektai. Ir iškyla toks, iš tikrųjų, didelis klausimas. Pavyzdžiui, kaip formuojasi asmenybės, ar kažkas jūs paveikė vaikystėje, paauglystėje, koks buvai vaikas? Irgi toks imlus, iniciatyvus, energingas lyderė? Kaip tik buvau tokia, kuri geriau sėdės nuošaly, nenorės vesti jokio renginio, nenorės niekur dalyvauti. Nežinau, kas buvo ta paspirtis, kad mane privertė taip aktyviai įsitraukti bendruomeninę veiklą, bet turbūt gal su metais ateina tas suvokimas ar suaugimas, nežinau net kaip pasakyti, bet grinai grįžusi po studijų pradėjau šitą veiklą, gal ir tas pats miestas, gal tas pats aplinkos pakeitimas įtakojo visą tai, bet nežinau, pabuvus mieste tikrai nenorėjau jame būti, tai nusprendžiau save realizuoti Kapčiamiestį. Ir pirmiausia, prasidėjo viskas per tą bendruomeninę veiklą. Sakai, kad miestas tau nelabai, tai papasako, kuo tau Kapčiamiestis labai? Kokie čia žmonės, kokie čia bendruomenė, ar aktyvūs, visi tokie nariai aktyvūs kaip tu, ar kaip yra? Yra visokių, bet pusė mes turim 66 narius šiai dienai bendruomenėje, pusė jų tikrai aktyvūs, aktyviai dalyvauja veikloje, niekuomet neatsisako padėti, o Kapčiamiestis tai kuo garsėja gamta, upėmis, ežerais, kraštovaizdžių ir darbščiai žmonėm. Daug verslų, daug turizmo, sodybų, baidarių nuomos punktų. Tai tuo mes ir garsėjame, turbūt tuo mus ir myli, ypatingai sezono metu.
O kaip galvoji, vis tiek, tu turi nemažai idėjų, ko trūktų Kapčiamiešiui. Kalbant bendrai apie turizmą, mes žinom tikrai, kad čia yra didelis traukos centras. Bet žmonės dažnai išreiškia kitą tokį prašymą, kad dabar populiarėja lėtasis turizmas, ar ne? Turime pavyzdžių ir Varėnų, ir kitur, kad kuriami tokie maži nameliai būtent poroms, tokiam lėtam poilsiui, nešventėms. Kaip manai, ar būtų perspektyva, kad toks verslas keltųsi čia į Kapčiamiestį? Manau, kad būtų. Mes turim nemažai turbūt vietos ir galimybių tam, tik tai turbūt nepagalvojom apie tai, ko reikėtų, galbūt turizmo sektorius ir atsižvelgia į tai, bet aš kaip bendruomenės, tarkim, pirmininkė, tai nesu girdėjusi, tarkim, kad tas lėtas turizmas, bet kaip ir Kapčiamiestį turi Mančios upę, tai vietų, kuriuose galėtų atsirasti tie nameliai, tikrai yra nemažai ir manau, kad jeigu įvardinus, pagarsinus tokią informaciją, tai tikrai susidomėtų ir atsirastų žmonių, kurie galėtų taip įgyvendinti. Kita niša yra turbūt stovyklos. Stovyklos vaikams, atsiveš didesnę masę žmonių, tai viena prasme yra irgi turistai, jie galėtų čia gyventi. Viena iš teritorijų, vienas iš pastatų galėtų būti Kapčiamiesčio mokyklos pastatas. Galbūt turite idėjų kažką su tuo daryti, veikti? Esame kalbėję ir su Lazdijų rajono valdybės mere, ir su seniūnu apie tą pastatą, apie galimybės jį įveiklinti, bet kol kas dar tas pokalbis taip ir liko tik pokalbių, taip atvirai nesame kalbėję apie galimybės, kas ten galėtų atsirasti, bet manau, kad tai būtų puikia vieta, kadangi mokykla yra ant Ančios upės kranto ir tikrai visas galimybės ir pastatas didelis ir tikrai nesinorėtų, kad jis ir liktų uždarytas, bet kad įveiklintas ir naudingas Kapčiamiešiui. Turit išskirtinį objektą, tai Baltosios Ančios upė, kuri vinguriuoja čia palei patį Kapčiamiestį ir turit nemažai baidarininkų, taip įsireiškia baidarininkai, tie, kurie užsiima baidarių verslu. Tai aš kaip suprantu, jūs juos turit visus čia bendruomenėje ir esate toks vos ne baidarininkų asociacija, ar ne? Asociacija nesam, bet taip, dauguma yra tų žmonių bendruomenėje, daug verslų, daug tų baidarininkų, visi yra bendruomenėje. Ir šiuo projektu, Sumanių kaimų projektu, mes dabar kursime tokią kaip ir elektroninę užsakymų sistemą, kad joje kompleksiškai atsirastų kaimo turizmo sodybos ir baidarių nuomos užsakymų sistema, elektroninė parduotuvė, nes dažnai ir iš turizmo sodybų, iš baidarininkų, kaip sakai, atsiranda tokie klausimai, kad atvažiuoja svečiai, tarkim, ir kas vyksta Kapčiamiesty, renginiai, veiklos, galbūt yra edukacijų, nes atvažiuoja žmonės ir su vaikais, ką sako, galim nuveikti, tarkim, praplaukiam baidarėm, ką dar galim nuveikti Kapčiamiesty. Tai mūsų ir mintis buvo šiuo projektu, kad čia šiame pastate atsirastų ir laisvalaikio salės padalinys, ir kad kartu organizuoti bendras veiklas, renginius, edukacijas ir kad tie žmonės atvažiavę iš miesto matytų, kas čia vyksta tame Kapčiamiestyje, kad galėtų užsisakyti ar maitinimo paslaugą, ar edukacijas, ar tas pačias baidarės ir kad viską mes matytumėm vienoje sistemoje, ką turim tam Kapčiamiestyje. Aš galvoju, kad Baltoji Ančia yra toks katalizatorius, turbūt pagrindinis, jungiantis visą šitą turizmą. Ir labai gražus momentas yra, kai bendrai dalinatės turistais tarpusavyje. Tai baidarininkai su sodybiečiais, ten kas maistą tiekia irgi kartu. Tai toks labai gražus uždaras ratas. Tai aš kaip suprantu, šituo projektu irgi bus toks kartu apjungimas, kad visi žinotų, kas čia vyksta Kapčiamiestyje, ar ne? Taip, norisi apjungti juos visus vienoje vietoje. Nes kartais sako, tos informacijos trūksta, nežino, kad ten yra kokia vienokia ar kitokia sodyba, kur čia galima apsistoti, nes tikrai aš pati esu įkūrusi puslapį Facebook'e mano Kapčiamiestis ir dažnai sulaukiu klausimų, kur pas jūs galima apsistoti, kur pas jūs galima, tarkim, pavalgyti ar panašiai. Tai mes sakom, ta viena sistema būtų tikrai naudinga visiems, tiek vietiniams, tiek atvykstantiems, kad jie visi žinotų, ko mes tame Kapčiamiestyje turime. Ai, tai mano Kapčiamiestis čia yra tavo, ne? Nežinojau. Čia jisai 2011 metų veikia ir šiuo projektu taip pat mes kuriame naują logotipą, kursime naują produkciją, norime susikurti elektroninę parduotuvę. Labai gražiai Lazdijų turizmo centro matėm podeliai, marškinėliai, tai mus labai įkvėpė ir tą naują logotipą susikūrėm tokį grinai Kapčiamiečiui su upės ir medžių motyvais, tai jį pasigarsinsime. Tai va tokia mintis ir buvo su ta sistema. Gerai, čia labai formaliai, labai taip apie darbus, apie visus kitus dalykus. Kaip šeima? Ar lieka laiko šeimai? Papasakok.
Aš visuomet sakau, kai daug darai, tai daug ir padarai. Bet viskam laiko užtenka. Nekenčia, ar ne, šeima? Kažkiek tai kenčia. Aišku, kad kenčia. Kenčia pačios laisvalaikis. Nes kai aš sakau, kai turbūt visas jaunimas kažkur linksminasi, tai man reikia paruošti koks mokėjimo prašymas ar kažkokia ataskaita projekto. Bet, kažkaip, nežinau, aš jau pasiryžus tam, aš nemoku mesti. Aišku, 100 kartų, kai aš sakiau, atsisakysiu ir vieno ir kito projekto, nes atrodė, kad nepaveši, neįveiksi. Bet, kažkaip praeina tos juodos dienos ir vėl viskas gerai atrodo. Ir taip, nežinau, įgyvendinsiu ir užsibrėžiau tikslą ir aš jo tikrai nemesiu ir aš jį padarysiu iki galo, taip kaip reikia. Niekada nesiekiau jokios kiekybės, man svarbiausia kokybė. Tiek renginiai, tiek projektai. Niekuomet negalvoju, jeigu ir projekto suma, tarkim, viršyje, tai traukiam iš bendruomenės, bet man svarbiausia, kad būtų gerai. Kad nebūtų tiesiog padaryta. Ir vėl pradėjom kalbėti apie šeimą ir vėl grįžtam prie bendruomenės, matosi, ant kiek yra svarbus darbas. O gerai, hobiai, laisvalaikis, ar ne? Vis tiek yra kažkas, ką tu mėgsti, kas nesusijęs su bendruomenė, kažkas savito. Labiausiai tai mėgstu būti gamtoje. Todėl tas ir grįžimas iš miesto į kaimą, tai man buvo, kai aš sakau, mieste tu vaikštai, tu esi ten svetimas. Man Kapčiamiesty, kad ir tam pačiam Veisiejai, Lazdijai, tu čia esi savas. Kai ir sakai, labai daug kas mane pažįsta, tai tu tikrai gali nuėjęs ar į parduotuvę, ar kažkur tu ten gali valandą užsišnekėti, nes ten klausia, tai tas, tai anas, nežinau, čia esi savas, man to ir reikia. Man reikia žmonių, aš negaliu sėdėti užsidarius kabinete, aš turiu būti tarp žmonių. Aš esu toks žmogus, man reikia kalbėti, man reikia veikti ir būti tarp žmonių. Aš manau, kad tu esi puikus pavyzdys, kai žmogus nori ir siekia. Nesvarbu, kur jis gali pasiekti savo rezultatą. Realiai čia svarbiausia tik motyvacija, užsibrėžimas ir tikrai viskas įmanoma. Aš pats asmeniškai esu rašęs projektą, žinoma, netokios didelės vertės kaip šitas projektas ar visi kiti buvę taviškiai, bet tai reikalauja daug specifinių žinių. Ar tu kažką su tuo baigėjai, kažkokius tai mokslus, ar iš kur tu gavai tą informaciją? Esu baigusi buhalterinę apskaitą. Kas susijęs su projektais, tai neturėjau jokios patirties iki tol. Bet kažkaip po truputį rašiau, skaičiau, labai didelę pagalbą suteikė VVG specialistės ir iš savivaldybės nemažai pagalbos sulaukiau, bet daugiausia tai viską pati, savęs sėdėjau, rašiau, nes turėjau tokios patirties, kad turėjom konsultantą pirmam šitam infrastruktūriniam projektui, bet tas projektas neatitiko net to, ko mes norėjom. Tai teko perimti į savas rankas ir pasirašiau pati, aišku, su daug klaidų, su daug nuoskaudų, kai aš sakau, nes tas pirmasis projektas tikrai buvo tas projektas, po kurio pasakiau, kad aš daugiau tikrai nesiimsiu tų projektų, bet kai sulaukiau skambučio, Raminta, ar su mano kaimo padarysi, tai sakau, imam, nes nematau daugiau galimybių Kapčiamiesčiui vėliau negu dabar. Labai buvo sunku apsispręsti, aišku, ar viskas pavyks taip, kaip norėjom, nes labai daug visko užplanavom. Bet aš manau, kad tikrai viską įgyvendinsim. Pradžia jau padaryta ir nemažai darbų dar likę, turim pusę metų realiai tik tai projektai užbaigimui, bet manau, kad viskas bus gerai. Turiu puikią komandą, kuri padeda, tai manau, nekils labai didelių sunkumų, o jei ir kils, tai susitvarkysim. Sakau, trykšti motyvacija atrodo spindi. Tai labai smagu, kad taip teigiamai nusiteikus. O, pavyzdžiui, kalbant apie kažkokius Kapčiamiesčio trūkumus, ar matai tu jų, ar aš vis gal įsivaizduoju, kaip vystysis Kapčiamiestis, kaip jis turėtų keistis, kad išlaikytų turistų srautus ir bendrai koks yra identitetas to Kapčiamiesčio? Kol kas ten, kur esame projekto įgyvendinimo etape, tai atrodo, kai viskas bus įgyvendinta, tai tada pradės situacija gerėti. Dabar sunku prognozuoti, esame pozityviai nusiteikę, kad šio projekto įgyvendinimas tikrai pritrauks turistų, nes mes net ir projekte nusimatėme, kad šis pastatas bus traukos centras, bus kaip ir informacinis centras, nes mes dabar neturime daugiau tokios vietos, į kurią galėtumėm pakviesti turistą, lankytoją. Tai manau, kad šiame pastate padarysime viską, kad tie turistai atvažiuotų ir kad norėtų atvažiuoti. Tai aš kaip suprantu, savo ateitį siejai su Kapčiamiesčiu, su Lazdijų kraštu, ar yra kažkokių tai minčių, kada nors išvažiuoti iš šito krašto? Ne, tokių minčių neturiu. Čia statausi namą, visai netoli gyvenamosios vietos, nes gyvenu ne pačiam Kapčiamiesty, gyvenu kaime. Tai savo ateitį sieju čia ir kol kas tikrai nemanau, kad turėsiu tokių minčių, kad išvažiuoti.
Tik Raminta, ačiū tau labai už tokį nuoširdų pokalbį, ačiū, kad pasidalinai ne tik darbinėmis mintimis, bet ir savo asmeniniais išgyvenimais dalykais. Manau, kad tikrai bus įdomu tave pamatyti nedarbinėje aplinkoje žmonėms ir žiūrovams, bet ir iš tos asmeninės pusės. Ačiū už tą motyvaciją ir sėkmės darbuose. Ačiū.